Labas vakaras. Broliai lietuviai. Esu vienas iš tų, kurių prieš 24 metus šitoje vietoje buvau ir saugiau va šitą pastatą. Aišku, saugojau ir Sitkūnus, ir Telekomą ir džiaugiausi, kad esu lietuvis ir galiu stovėti tarp kitų brolių ir saugoti mūsų naują atsirandančią valstybę. Iš tikrųjų, jau praėjo 24 metai, tačiau dar mūsų ta valstybė nėra tokia, kokios mes norėtumėm matyti. Iš tikrųjų, labai norėčiau, kad šita diena, sausio 13, kuri buvo prieš 24 metus krauju pralieta už mūsų brangę tėvynę, kad atsirastų kuo daugiau tokių žmonių, kurie norėtųsi aukotis už mūsų brangę Lietuvą, nes mūsų gyvenimas yra labai trumpas. Mes galime atiduoti save kitiems, o jeigu mes esam lietuviai, ginkime savo šalį, atiduokime, ką turime geriausio dėl kitų, mylėkime savo Lietuvą, kad mūsų vaikai galėtų džiaugtis ir gyventi Lietuvoje, nebėgti iš Lietuvos. Mylėkime Lietuvą. Tai ačiū, kad esate ir labai džiaugiuosi, kad esu lietuvis ir galiu būti kartu su jumis. Tai stiprybės semkimės iš mūsų istorijos, iš Lietuvos. Tik tai visi kartu galime kovoti ir tapti oriais Lietuvos piliečiais, kuri, aš net ir labai norėčiau, kad mumis didžiuotųsi visas pasaulis. Kodėlgi ne? Ačiū.